Rugpjūčio mėnesį Kupiškyje prasideda netradiciniai mokymai skirti specifinių įsipareigojimų turintiems darbo rinkos dalyviams. Projektas Darbdaviai už šeimai palankę darbovietę skirtas tiems, kuriems trūksta darbo rinkoje būtinų įgūdžių ir kurie dėl šeimos ar kitų artimųjų problemų negali skirti tam pakankamai laiko. Dažnai mokymuose dalyvauja sunkią negalią turinčius giminaičius slaugantys asmenys. Tai ne tik užkerta galimybės mokytis integruotis į darbo rinką, bet ir sukelia papildomą įtampą šeimoje, kai vienas asmuo ne tik tampa našta, bet ir panaikina galimybę kitam asmeniui būti pilnaverčiu darbo rinkos dalyviu. Šiaip naštos gal turbūt nejauti, kadangi pats turi tą negalę ir kitam užuojauta, žmogiškumas tikrai jokios naštos neuždeda. O dar savas žmogus, tai čia aš nemanau, kad savam žmogui būtų našta. Svetima ir tai žiūri, ir tai negi jokių problemų aš nemanau, kad turėtumėm. Šiaip slaugiau gana neilgai, amžinatilsį Uošvienė. Gal 3 mėnesius tik begulėjo ant patalo, buvo 90 metų be 2 dienų, kada mirė. Mes gyvenom kartu ir aš į Kupiškį važinėjau dirbti. Kaip pasakyti, anksčiau keldavaisi, padėdavai, nes kadangi vyras likdavo namuose, jinai niekada nebuvo viena palikta, visą laiką buvom kartu. Taip kad jeigu nebūtų pagalbinio, tai tikrai yra sunku, o aš manau, kurie yra dirbantis ir gyvenantis tik su tokiu žmogum, aišku, jį palieka, jį skriaudžiam, mes jį skriaudžiam, o kad samdyti, sakykime, papildomai žmogų, mes tikrai neturim tų pinigų tiek ir kai sakoma, verčiamės iš to. Darbą gali dirbti tik namuose, aš skaitau, jeigu norint slaugyti žmogų. O šiaip tai vis tiek jam ir vandens reikia paduoti, ir į tualetą jis nori, jeigu jis yra sąmoningas visas tas žmogus. Nes, sakykime, aišku, uždedi pampersą ir palieki, jis ten guli, bet jis šaukėsi ir pagalbos, kad jam reikia, su juo reikia, kad ir pakalbėti ir kada yra protingas žmogus, jisai, sakoma, neparalyžuotas, bet jisai sąmoningai kalba ir jam tikrai daug pagalbos reikia. Bet jis supranta, kad tu turi išeiti ir dirbti, ir valgyti, taisyti ir taip toliau, ir išvažiuoti kažkur turi. Nebent netoli, sakykime, tas darbas būtų ir, sakykime, su pertraukom. Porą valandų atidirbai, ten, sakykime, vėl perlėkiai valandai namo ir taip toliau. Aš manau, kad šitaip tikrai galima būtų suderinti. Sakykime, spausdinti kompiuterį ir perduoti visą informaciją, tai savaime aišku, gali namuose ir niekur neatsitraukti, bet sakykime, jeigu aš valytoje kokią dirbu, tai aš sakykime, 2 valandas nulėkiu nuo ryto pasivalau ir paskui 2 valandas vakare po darbo galiu, sakykime, taip jau, kada grįžta šeimos, sakyti nariai, sakykime, ir galiu aš jo nepalikti niekada namuose. Bet tokių pavyzdžių, kad, tarkim, žmogus slaugytų ir dirbtų valdišką darbą visą dieną, turbūt neįmanoma neatrasti. Aš manau, tada tas žmogus gal kažkiek tai turi dar savo jėgų pasimti valgyti ar vėl ką nors, tai kad jis visą dieną tada dirbtų. Bet vis tiek, sakykime, jisai ne į parduotuvę, bet jam turi būti viskas pataisyta ir valgyti sudėta ir viskas prie jo, kad jisai nagi. Bet tai pažiūrėkime, jeigu žmogus dirba ir kiek yra savižudybių, kadangi jis paliktas namuose ir taip toliau, tai yra tragedija. O sakykime, kiti, čia gulintis, nereikia ateiti ten. Aš manau, kad žmonės tie, kurie turi tą sunkią negalę, jie galėtų į tas nevyriausybinės organizacijas kreiptis, kad, sakykime, gal savanorių surast, pakalbėtų, o šeimos nariai jie yra užspausti ir jie savo rūpesčio, dar plus papildomai tas gulintis žmogus, tai yra labai daug. Ir ar teikiama tokia pagalba slaugantiems žmonėms? Šiaip mes darėme ir seminarus vedėm, kaip gulinti žmogų aptarnauti, kad pats savęs nesusižeistum per visas seniūnijas. Kažkuriais metais mes buvom laimėję projektą. Tai aš nemanau, kad mokymas trukdytų. Tai yra be galo didelė pagalba, kad sveiką žmogų nesužaloti. Bet pagalbos tokiem žmonėm, kurie slaugo, iš tikrųjų reikėtų? Būtinai. Ne tik tas, kad reikėtų, būtina. Aš skaitau, kad būtina, nes kiekvienas pagal save, kaip moka, taip aptarnauja, o paskui sako, man labai nugaras skauda, aš nebegaliu pakelti ir taip toliau. O yra padėtys, kurie tikrai baigia mokslus ir jie moko ir tų. Paprasčiausiai net žmonės nežino, kokios yra slaugos priemonės.
ir taip toliau. Čia sakau, aš nežinau, nors toje internete visi prikišti, bet nebegali atrinkti, kas yra reikalinga o šiaip, kada akis į akį, kaip sakoma, žmogus su žmogum bendrauja, daug daugiau sužinai, negu, sakykime, kad ir tų skrajučių, sakykime, pažiūrėkime, kiek be galo prikeišta yra pašto dėžutėse, jų niekas nebeskaito. Projekto metu numatytos specialios priemonės, kurios leis samdyti slaugytojus, teikti kitas socialinės, pavyzdžiui, teisinės paslaugas. Tai sudarys galimybę mokymuose dalyvauti sudėtingoje socialinėje situacijoje esantiems asmenims. Birželio 1 dienos duomenimis iš socialinės paramos skyriaus buvo mokamos 495 asmenims priežiūros pagalbos išlaidų tikslinės kompensacijos ir 249 asmenims slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos. Tai galima sakyti, kad 249 asmenims yra nustatyta sunki negalia. Ir prie šitų žmonių iš tikrųjų jiems turi būti nuolat kitas asmuo, kuris padėtų jais rūpintis, prižiūrėtų, tenkintų jų poreikius. Ir dar rajone yra nustatyta 55 asmenims globa, rūpyba, suaugusiems pilnamečiams asmenims teismo keliu ir jiems yra nustatyta globėjai ir jiems yra nustatyta globa, rūpyba ir paskirti globėjai arba rūpintojai, kurie atstovauja jų teisėtus interesus ir kurie yra atsakingi už savo globotinius, rūpintinius ir jų vienų be priežiūros taipogi palikti negalima. Tiems asmenims, kuriems nustatytas ypač slaugos, specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir kurie yra teismo keliu pripažinti neveiksniais, jie iš tikrųjų negali būti palikti vieni be kitų asmenų priežiūros. Ir artimieji neretai ir daugelį atvejų yra priversti būti su neįgaliais asmenimis namie, jais rūpintis, patys negalėdami išeiti dirbti, neturėdami tam sąlygų, kam palikti savo artimiausių žmonių, nes nėra mieste dienos centrų, kur galėtų dar patys neįgaliai, kurie dar vaikšto, atvykti ir jiems būtų teikiamos paslaugos. Todėl, manau, reikalinga yra tokia artimiesiems pagalba, kad jie ilgą laiką prižiūrėję savo artimuosius ir atitrūkę nuo darbo rinkos, nebeturėję reikalų su darbovietėm ir darbinių santykių, jie vėl galėtų pasikeitus jų gyvenimo situacijai, pasikeitus jų padėčiai vėl grįžti į darbo rinką. Mokymai Kupiškyje vyks 5 grupėms – interesų gynimas darbo rinkoje, įsipareigojimų šeimai pasidalymas, lyčių lygybė šeimoje ir darbe, karjeros galimybės ir įsipareigojimai šeimai, socialinės įtampos mažinimas tarp įsipareigojimų darbdavių ir šeimai. Plačiau apie vykstantį projektą kalbėjomės su jo vadovu Andrej Jurkoit. Projektas padėti žmonėms, kurie turi sunkumų su įsidarbinimu ir integracija į darbo rinką, nes turi tam tikrus įsipareigojimus prieš šeimą, prieš giminaičius, kuriuos prižiūri. Tai yra projektas, kuris padės žmogui, kuris norėtų dirbti, bet negali dėl to, kad prižiūri vaiką arba seną žmogų, įsidarbinti darbo rinkoje. Šiam projektui dalyvauti mokymuose gali asmuo, kuris prižiūri savo vaiką ir negali dirbti, arba prižiūri seną žmogų, giminaitį, tarkim, ir taip pat negali įsidarbinti darbo rinkoje. Arba žmogus, kuris dirba, bet, tarkim, nori tobulėti, mokytis, kelti kvalifikaciją, bet neturi tam galimybių, nes po darbo jisai turi prižiūrėti vaiką arba vėlgi giminaitį ir dėl to sukuriama tokia galimybė, kad žmogus lankydamas mokymus galės tai daryti, o mūsų žmonės galės prižiūrėti tuo metu arba vaiką, kurį prižiūri užsakovas, arba tiesiog seną žmogų, kurį reikia irgi prižiūrėti. Visi mokymai, visi paslaugos priežiūros darbai yra nemokami, tai finansuoja ES kartu su Lietuvos valstybė ir todėl visi žmonės galės tą progą pasinaudoti. Kokias galimybės įsidarbinti turi tokius specifinius poreikius turintys gyventojai, pasakojo Panevėžio teritorinės darbo biržos Kupiškio skyriaus vedėjo pavaduotoja Laima Vaitiekūnienė.
Jeigu kalbėti apie situaciją darbo rinkoje, tai per mėnesį šiuo metu įregistruojama apie 100 pasiūlymų darbui, tiek terminuotam, tiek nuolatiniam. Dabar apie galimybės padėti žmonėm, būtent slaugantiems savo artimuosius, kalbėti galima būtų daug ir pasakyti ir daug ir nieko, kadangi tai priklauso nuo kiekvieno konkretaus atvejo, priklausomai nuo būtent to žmogaus išsilavinimo, nuo jo turimos profesijos ir darbo patirties. Priklausomai nuo to, ar jisai registravęs darbo biržai galės turėti bedarbio statusą, ar jisai galės dirbti visą dieną, ar jisai galės dirbti tik namuose. Dar priklauso nuo žmogaus gyvenamosios vietos. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, gyvena Kupiškyje, tai jam įsidarbinti ir galimybės yra didesnės. Pagaliau gal jisai dirbdamas Kupiškyje dar gali nueiti į namus, dar pasižiūrėti ir tą slaugomą žmogų. Kitas dalykas, jeigu žmogus gyvena kažkur kaime, kur susisiekimas su Kupiškiu, nes dauguma vietų yra apie 70–80% užregistruojama būtent darbui Kupiškyje. Taip, kad jeigu žmogus tikrai norės darbo, jisai visų pirma turi įsiregistruoti darbo biržą ir tada tiesiog pagal jam, tiesiog kiekvienam žmogui mes parinksime tinkamiausią variantą. Norintys dalyvauti projekte Darbdaviai už šeimai palankę darbovietę kviečiami registruotis telefonu 8640 30294 arba elektroniniu paštu. Minėtas projektas finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros lėšomis ir yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirto biudžeto asignavimą. Priemonė šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas įgyvendinama pagal 2007–2013 metų žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos pirmą prioritetą kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis.